tiesiog savo dovaną visada užuosdavau, nes labai mėgau ananasinius saldainius. Ir radau kažkada spintoje prieš pat kalėdas. Tai va. Ir jau tada mama jau pasakė, kad taip, vaikeli, iš tikrųjų nėra kalėdų senelio. Kai buvau vaikas, visada kalėdų senelį vaidindavo močiutė ir būdavo labai keista, kad mes jau kai visi susirenkam, ateina kalėdų senis, o močiutės niekad nėra. Tik tai paskui po kiek laiko jau aš supratau, pažinau iš balso, kad močiutė visgi yra tas kalėdų senis. Buvo stiprus emocinis šokas, sukrėtimas. Tai buvo labai skaudu iš tikrųjų. Tai 3 metų būdamas senelis buvo parištas. Tai buvo darželio ūkvedys Juozas su išaugtu paltu ir visi darželio vaikai žinojo, kad tai yra Juozas pagal jo batus. Aš anksti sužinojau, kad nėra to tikro kalėdų senelio. Aš istorikas, aš netikiu. Aš žinau, iš kur jisai atsirado. Norėjau įsitikinti, ar draugai tikrai teisūs ir kalėdų senelio nėra. Todėl vieną dieną nusprendžiau ieškoti savo kalėdinių dovanų ant visų namie esančių spintų. Ir štai jums toks vaizdelis. Atsidaro svetainės duris, prie svetainės sekcijos stovi bokštas kėdžių. Tos kėdės svyruoja į visas puses, aš laikausi vieną ranką įsitvėrusi į sekcijos duris, kitoje laikau savo kalėdinę dovaną. Mama rėkia, ką tu čia darai? Griebė mane už pakarpos, tempė žemyn. O aš suprantu, kad kalėdų senelio tikrai nėra ir tie draugai buvo teisūs. Tada ateina suvokimas, kad per kalėdas